baltą krantą, kas iškirto girią šventą. Juodas varnas, geležinis, šiaurės vėjas, rytmetis. Speigas gegužį, kulkom pražydo linai, o mūsų drabužiai vien samanos pelenai. Klausyk, drauguži. Jūs šiandien atlikot iš tikrųjų labai didelį darbą ir labai reikalingą darbą, todėl kad mūsų kaštonai dar yra visai maži. Taip, ir jeigu mes norim, kad jie užaugtų dideliais medžiais, kaip kad yra va tenai, didieji tie mūsų kaštonai, mes jiems turėtume padėti. Ir jūsų mažos rankytės šiandieną padarė be galo didelį ir svarbų, atrodo, tokiems mažiems kaštonams darbą. Ir kada nors jūs galėsit ateiti prie jų ir jie, ko gero, jums ir padėkos. Va šitą va pusę vadinti. Kaip gražiai. Tai prasuolė, pažiūrėk, ar gerai matuoja. Čia. Šitą. Užrašyk dabar, Oskariukai, viską. 6 centimetrai. 6. Užrašyk, Oskariukai, 6. Va, čia. Čia rašyk, taip? Ne. Tu va čia. 153. Kiek leidžia? Mes atliekame tyrimus apie kaštonus. Ką jūs žinote apie Lietuvos kaštonus? Žinom, kad tai medis, aukštas, gražus ir šiuo metu sergantis. Taip. Gal žinote, kokia liga serga? Kokia liga, nežinau, tikriausiai jūs man pasakysite. Taip. Kaštonas serga kaštoninė karšagandė. Žinau, kad krinta lapai ir geltonuoja, taip? Reikia gelbėti. Kaip galima kovoti su kaštonų žuvimis? Tai reikia tikriausiai sugreipti lapus ir kažkur tai nešti nukritusius. Toliau nuo kaštono. Ar žinote, kur reikia juos nešti? Nu, tai aš turbūt neščiau kažkur tai kaupčiau į kokį tai netinka. Kompostui gal aš sudeginčiau gal, jei policija leistų. Reikia sudeginti. Sudeginti, bet kolegai sako, neleidžia. Galiu baudą uždirbti. Nežinau, kaip naikinti tada, jeigu deginti neleidžia policija. Iš šiukšlių dėžės tai parazitas vėl lips į kaštoną. Mes atliekame tyrimą apie kaštonus. Ką jūs žinote apie kaštonus, Lietuvos kaštonus? Labą dieną. Mes žinome, kad kaštonai auga medžiai ir turi labai gražius lapus. Ir tu pradėjai. Taip. Ir kad jie yra apvalūs, kad vaikai juos nuolatos rudenį renka. Taip. Ar žinote, kad Lietuvos kaštonai serga? Žinome. Ir žinome, kad reikia
rudenį lapus sugriebti ir juos reikia sunaikinti. Ir pašalinti nuo kaštonų, kad kitais metais jie nesirgtų. O gal žinote, kokia liga serga kaštonai? Neatsimenu, nes Gripu gal? Ne. Ar žinote, kaip reikia saugoti kaštonus? Nelabai žinau. Juos reikia saugoti, nuo jų reikia nugriebti lapus ir juos sunaikinti. Ar žinote, kokioms ligoms serga kaštonai? Žinau, kad kažkuo serga, bet nežinau tiksliai kuo. Reikia saugoti kaštonus. Ne, nežinau. Juos reikia aplink kaštoną apgriebti lapus ir juos sunaikinti. Kaip reikia kovoti su kaštonų ligomis? Lapus naikinti. Ką jūs žinote apie kaštonus? Aš žinau, kad kaštonas labai didelis medis, labai graži žiedai. Pas mus labai kaštonus reikia saugoti. Kaštonus. Kaip juos reikia saugoti? Reikia aptverti kaštonus, reikia apgrėbti lapus aplink juos, labai, kad nepultų bakterijos, lygos visokios nepultų. Kokios ligos puola kaštonus? Net ir nežinau, vaikai. Ar žinote, kad kaštonus puola kaštoninė keršakandė? Gal pirmą kartą girdžiu iš jūsų. Kaštonus puola ne tik kandis, bet dar erkutės ir dar puola grybelinės lygos. Grybelinės lygos labai panašios kaip ir keršakandės. Irgi lapai ką daro? Kokios spalvos pasidaro? Rudos. O po to kaip paruduoja? Žydi. Nukrenta lapai jo, o be lapų medžiai negali gyventi, nes čia jau maistas gaminamas. Taip? Taigi va, pagrindinės va šitos 3 tokios grupės ligų, bet labiausiai paplitusi dabar ir naikinanti, tai yra keršakandė. Būdamai rudenį arba visi lapai, kurie netgi vasaros metu nukrenta, stengiasi nugriebti, susmulkinti ir sudeginti. O taip tai visur purškia, nes pas jos nedaug, daug skirtingų medžių, bet vis tiek jie apipurškia, stengiasi taip, nes yra dar keršakandė, bet jinai vietinė dar yra, kurie puola ir liepas. Labai panašiai ir kaštoninė, bet truputį skiriasi. Tai va, dar turite klausimą? Neturite klausimą. Na tada aš labai jums noriu padėkoti, kad jūs norite įsitraukėte į gamtamokslinius tyrimus, domėkitės ir toliau. Gal ateityje būsit mūsų bendra kolegėmis ir mokysit kitus vaikus. Ačiū.
Ir matėte, skraido kaip kada namuose, mes jau gaudome ir dėkojame. Taip, taigi šis mažas vabaliukas, o gal girdėjote, kaip drugeliai dauginasi, tai yra vaikai, kaip susilaukia drugeliai. Ką jie daro? Jie išlenda iš tokių vabaliukų, kurie panašūs Jie padeda kiaušinukus, iš tų kiaušinukų išsirita mažas višelis ir būtent kaštonus puola. Ne šykeršakanė, labai skirtingas pavadinimas, bet mes žinome, kad tai vabaliukai. Ir puola būtent ne tas drugelis, o puola tas mažas vikšriukas, kuris vadinamas šušlu ir galiau jis virsta lėliuke. Iki pastoviai lapus nukrenta kaštono lapas ir išvarta su tėdiniu. Aišku, čia mes pažeidžiam kitą Lietuvos valstybės įstatymą tą, kad deginti lapą Lietuvoje negalima. Bet jeigu tų lapų labai nedaug, o gal jums mokytojas sakė, kodėl reikia deginti? Kodėl kompostą nereikia sudėti? Prašau. Todėl, kad iš tų lapų gali šiek tiek iš vabaliukai nugriaužti kitą kaštoną. Ką jūs dar galite padaryti dėl kaštono? Jūs galite papasakoti visiems kaimynams, nes sako, posakis yra vienas taugė, ne karys. Jeigu jūs vieni tuos lapus degins, nerinksite, o kaimynas to nedarys, vabaliukai bus pas kaimyną ir jie atkris ant jūsų kaštono. Dėl to jūs paraginkite ir žalieji, tie, kurie organizavo akcijas spalio mėnesį, kad visi, ir suaugę, ir vaikai, rinktų kaštonų lapus, nes kitos priemonės kaip ir nėra ir jiems padėtų. Kokie jūs šaunas ir aš girdėjau, kad jūs labai daug prikaštų.